Vanessa, congratulations for the win. After 1 year, you are again in the finals. What emotions now? Well, we should be in the finals. We always been there, and I think it's our place to be in finals. Do you remember your first game here in Gargždai on 12th of October? You lost for Neptūnas, against Neptūnas, and what the difference was in this game? I think we are more ready. We have a different roster for sure. We're more in the shape, and you know, we feel each other more. Like we play through the defense. Our games happens through the good defense, and yeah. Which things will be most important for tomorrow's game? Well, I think actually we are similar teams, and everything's gonna be like depends from our focus. Both team focus, because we are similar. We have shooters, we have drivers, we have big, smalls, and it's just about your character. Marina, šiandien rungtynės tokios, kur atrodo ir kamuolį branginot, mažiau klaidų padarėt, bet pataikymas turbūt kišo koją labiausiai. Tai tikriausiai, ką žinau, tai nebuvom pasiruošę šiandien varžybom ir turim rezultatą, kokį turim. Reikia susikaupti rytojus varžybom ir laimėti 3. vietą. Ar Rygos TTT ekipa savo gynybiniais sprendimais gynyboje galbūt kažkiek išmušė iš vėžių, ar žaidė kitaip negu šiame sezone jau buvo įpratę? Dauguma komandų kalba, kad tai viena agresyviausiai besiginančių komandų lygoje. Ne, tikrai jos labai agresyviai išėjo, jos pritaikė visą tempą varžybų su tuo fiziškumu, tai mes ir nesusitvarkėm su to. Dar pradžioj kažkiek vienodai, bet antroji daly jos taip ir pabėgo. Ten gale dar mes kažkiek spardėmės, bet neužteko, kaip sakoma, laiko jau tenais gale. Marina, dauguma svarbiausių rungtynių jaunos žaidėjos būna perdega. Kaip pati paaiškinsi savo pačios mentalitetą, kad vedi komandą tokiose rungtynėse? Nesvarbu, kokia baigtis buvo šiandien. Tai man įdomiausios varžybos tokios yra, tai man čia vienas malonumas žaisti, kai spaudimas, tai aš manau, spaudimas yra privilegija, tai reiškia, kažkas tikisi iš tavęs kažką ir aš tokiu momentu, kaip sakoma, straivinu. Tai ir nežinau, kiek man dar tokių pusfinalių, finalų liko, tai aš tiesiog mėgaujuos žaidimu.